Aš Juozas Staputis, gimiau 1939 metais sausio 7 dieną Gintenių kaime Lokės valsčiuje Telšių apskrityje. 1946 metais pradėjau lankyti Gintenių pradinę mokyklą. Baigęs 3 klases, susidaręs sunkiai materialiniai padėčiai, kadangi tėvas 48 metais rugsėjo 9 dieną žuvo, tada man reikėjo ieškotis, kad galėčiau turėti maistą, drabužių. Ir išėjau maždaug už 9 kilometrų ieškotis, kas galėtų man padėti. Ir susiradau, tada organizavosi kolūkiai. Ir už 9 kilometrų buvo Lukšių kaimas toks. Ir ten, kaip tik tai mane priglaudė Jonas Kasparas, ganiau karves pas jį. Jis buvo ūkininkas stiprus, turėjo kuliamą mašiną, su vidaus degimo varikliu, turėjo sodą didelį. Tada ir tas karves ganiau, padėjau ir sodą prižiūrėti, ypač vasarą. Iš Šaunuos reikėdavo vežti vandenį. Ir taip po 1,5 metų darbo pas jį aprengė mane. Ir tada jau norėjau eiti į mokyklą, dėl to, kad visi vaikai eina į mokyklą, o čia jau negali. Ir 51 metais atėjau į Upyną, ten buvo 4 klasės, 1 klasė buvo organizuota visoje toj parapijoje ir pradėjau lankyti, baigiau 4 klases su pagyrimu ir paskui jau mokiausi Upyno 7-metinėje mokykloje nuo 1952 iki 1955 metų. Ten mokiausi gerai, sekėsi neblogai, bet reikėjo vis ir žiemomis, ir po mokymuose reikėdavo padėti žmonėms kapoti malkas, kad galėtume užsidirbti. Kitaip sakant, buvo lydėję visą laiką nepritekliai. 55 dar 3 mėnesius dirbau buhalterijoje, bet buvau išlaikęs egzaminus ir Rietavo žemės ūkio technikumą. Ir tokiu būdu nuo 55 iki 59 mokiausi Rietavo žemės ūkio technikume, kurį baigiau taip pat su pagyrimu. Raudoną diplomą gavau. Kadangi 5 buvau baigęs, iš B klasės, iš A klasės kita mergaitė, 5-tukininkė buvo, tai mums leido stoti į aukštąją mokyklą. Kitaip reikėdavo 3 metus atidirbti. Bet tada mama susirgo, aš jau nebegalėjau mokytis, tada dirbau 3 mėnesius Kolainių tarybinio ūkio centrinės skyriaus valdytojų. Bet tada susižinojau, kad aš čia dirbu ir ieškoja mane jau tarnybai. Ir vienu metu teiravosi, ar čia toks gyvena, bet paskui direktorius pasakė pavardę ir tokiu būdu jau sako viskas, rytoj turi važiuoti į Kuršėnų komisariatą. Nuvažiavau ten, už savaitės pakvietė į apžiūrą, patikrinimą ir tada mane sako, turėsi tarnauti kariuomeniai. Paimkomato viršininkas, matyt, per daug teisybės pasakė, kad čia iš Lietuvos neišvažiuosi. Paskui sako, vis tiek čia kažkur tarnausi, kur nori. Aš sakau, noriu į tankistus, į mechanizaciją noriu studijuoti. Sako, tankistai visi išvažiavo, čia, reiškia, būsi radiolokatorių. Ir tada jau
susodina į traukinį, išvažiavom į Vilnių, į tą surinkimo vadinamą punktą. Na, o tame išbuvom 3 dienas. Vienas šnekėjo, kad čia dar paleis spalio šventėm. Buvom mobilizuoti, paimti 29 spalio. Tada buvo jaunimo šventė, šventė tuo laiku. Na ir 3 dieną rodė kareivis Šveikas, pradėjo kviesti, pakvietė mano kurso draugą vieną, Sasnauską Steponą, ir paskui mane iškvietė. Na, sako, važiuosi mašina, tai galvoju vis tiek į Baltarusiją kažkur, paskui sako, eisim pėsti. Jau einam pėsti, jau aišku, kad čia jau Vilniui. Nu ir nuėjom ten maždaug nuo bankomato per valandą visi į tą karininkų mokyklą. Ir ten kaip tik tai metus laiką teko mokytis seržanto mokykloje. Tai mums 4 baigus iš 25, 4 suteikė laipsnius, gavom seržanto. Vat ir tada reikėjo aptarnauti radiolokacijos stotis, paruošti kursantam mokytis, kad jie galėtų. Nu ir tokiu būdu leido dar paskutiniais tarnybos metais, leido mokytis paruošimuose kursuose. Samdė gerus mokytojus, mokėmės visam Vilniaus garnizonui 60 kareivių, kad jie garantuotai įstotų į aukštąją mokyklą. Na, ir ten baigiau, išlaikiau egzaminus, turėjau laikyti kariuomenėje egzaminus, išlaikėme egzaminus ir jau išvažiavom stoti į Žemės ūkio akademiją. Ten nuvažiavus jau kalbėjo, kad kažkas bus iš socialistinio darbo didelių, vienas siųs į Maskvą. Mes kareiviai jokių čia sapnų nesapnavom. Toks draugas mano buvo, Kaktys, mes kartu stojom. Na ir mandatinės komisijos metu sušaukė visų 3 fakultetų 600 studentų, ten kokie 20 žmonių mandatinė komisija sako, mes norim siųsti tave į Maskvą, kaip tu sutinki? Nu, sakau, sutinku. Tai sako, jau rytoj turi važiuoti. Nu, sakau, aš dar turiu pas mamą nuvažiuoti. Nuvažiavau pas mamą, aplankiau dar Rietavą, Žemės ūkio technikumą. Na ir tada išvažiavau į Maskvą. Nuvažiuoju į Maskvą, kur ta akademija net nežinau. Tai va, turėjau tokį lagaminą, turėjau kareiviškus dar drabužius, nu tada civilėje jau apsirengęs. Na ir dabar galvoju, kur ten reikia nuvažiuoti. Ateinu, pasakė maždaug vietą ir vienas nori panešti lagaminą. Gavau panešti, sakau, tai čia jau pigiai. O jeigu duodu pusę rublio, ką tu, sako, rublį reikia duoti. Nu, daviau rublį, atvažiuoju į tą Timelėsio akademiją, nueinu į fakultetą, pasitaikė, kad tik tai tiesiai pataikiau. Ir jie ten rūpinosi, šokinėja, galvoja, kami dalykai. Reiškia, pasirodo, kad Lietuvos vyriausybė, reiškia, siunčia. Jau buvo jų siuntimas paruoštas. Nu, jie ten bėginėja, jau padėti nori panešti, sakau, aš pats kareivis nusinešiu viską. Nu, ir apsigyvenau bendrabutį ten. Nu, paskui savaitę laiko, kaip visada, visus siunčia į ūkius. Ten kaip tik tai reikėjo, nu, maždaug mėnesį laiką buvom, užsidirbom. Buvom mokomajame ūkyje, ten užsidirbom, kad galėjau nusipirkti paitą, nes neturėjau paitą. Na ir paskui gyvenau bendrabutį, viso buvo iš įvairių pasaulio šalių studentų. Tai pirmas buvo mongolai 2. Vėliau gyvenau su vietnamiečiu, Liet Haibat, paskui gyvenau su Seiri Kulibali.
iš Malio Respublikos. Jis jau buvo Sorbonos universitetą baigęs, bet jis siekė čia dar antrą aukštąjį mokslą. Na ir praktikoje buvau įvairiuose vietose, ir Komi autonominėje Respublikoje, ir paskui Sibire, paskutinė praktika buvo Sibire. Ir ten atlikęs praktiką, buvau ten net, kur ir mama buvo, pravažiavau tas vietas, mums sakė, kur reikia išlipti. Irkutske, tai Zima, Taiga, Zalary stoteliai. Tai ten išlipo, mumis pasitiko, važiavom į Irkutską, paskui Irkutske ten pamokė, kaip reikia, kad atitiktų tą jų standartą, reikėjo mums sukartografuoti dirvožemį. Tai reikia priskirti, kokiai kategorijai, kokiai rūšiai priklausė. Ir tokiu būdu apsigyvenom viename Tikhanovo Pade. Ir ten charakteringa tai, kad visi buvo Davydovai. Visi. Tik vienas buvo brigadininkas ukrainietis. Bet jie labai sąžiningi žmonės. Nepaprastas sąžiningumą. Darbštus, klauso. O paskui Širėjevo kaime buvom, ten jau buvo iš įvairių vietų suvežtų, tai ten į dviračią bijodavo palikti. O jie tame Tikhanovo Pade kaime, tai jie galėdavo motociklus, dviračius miške palikti.